Taip, tai sveiki. Visi turbūt tokį pranešimą reikėtų pradėti žodžiais. Tai nepakenčiama. Ir iš tiesų aš teksto tai turiu gerokai daugiau negu yra įmanoma perskaityti per valandą ar net dvi. Tai aš gal veikiau šiek tiek kartais užmesdamas akį užrašus kalbėsiu, padariau skaidrės, įdant tas kalbėjimas turėtų tam tikrą struktūrą. Ir gal prieš pradedant tokią lengvesnę gaidą norisi pasidalinti, kodėl aš tą toleranciją čia taip pradėjau domėtis. Na, pirmas mano toks susidomėjimas buvo nutikęs dar studijuojant filosofijos bakalaurą ir turėjom tokią dėstytoją, neminėsiu jos vardo pavardės, bet nereikia kažkokių, kaip pasakyt, čia esmė ne kerštas kažkoks, o kaip pasakyt, įkvėpimo šaltinis tas tikrasis buvo ir ji labai mėgo kalbėti apie toleranciją, kurį suprato kaip tokį atvirumą ir priėmimą apskritai visų žmogiškųjų skirtybių, bet buvo visiškai nepakanti bet kokiom kitom pažiūrom. Ir tada man tai buvo tokia inspiracija, tai kažkaip reikia panagrinėti tą tolerancijos sąvoką. Ir aš ten dariau tokį pranešimą, kuris sukėlė baisingą konfliktą, kur aš tiesiog bandžiau parodyti, kad taip, kaip jį naudoja tolerancijos sąvoką, yra tiesiog paprasčiausiai nekorektiška. Gal netgi priešinga apskritai tolerancijos kažkokiai idėjai. Dabargi mano dabartinis grįžimas prie tos tolerancijos sąvokos, jisai kiek kitų motyvų yra paskatintas. Visų pirma, tokio neramumo ir iš dalies susijusių temų to, ką kalbėjo Gintautas Mažeikis prieš tai, to kito pripažinimo klausimų ir problemų, kurios iškyla. Ir ką aš gal pastebėjau per pastaruosius kokių 10-15 metų, jeigu tolerancijos sąvoka anksčiau, tai buvo toks nelabai aiškiai apibrėžtas sinonimas pluralizmui, atvirumui ir panašiai, tai po to jį apskritai nustota naudoti kaip nors neironiškai politiniuose diskursuose, ir tai man irgi atrodo šiek tiek neraminanti tendencija. Beje, vakarų pasaulyje sociologija yra pakankamai tokia nelabai draugiška mums šiuo atveju. Tai tarkim Jungtinėse Amerikos valstijose daromi sociologiniai tyrimai, o JAV dėja tam tikras kultūrinės tendencijas vėliau linkusi yra ir globaliai taip eksportuoti. Tai atsakant į klausimą, ar reikia toleruoti, pakęsti žmonės turinčius kitokias politinės pažiūros negu jūsų, tai per dešimtmetį kritimas atsakančių į šį klausimą teigiamai yra keliasdešimt procentų. Tai yra tam tikros tokios tendencijos, kurios yra politinėme lauke ir įvairiuose tokiuose pakankamai jautriuose klausimuose. Bet aš prieiti prie šitos temos taip esu pasirinkęs ir dar keliais kitais kampais. Tai vienas dalykas, šiandien šiek tiek pakalbėsiu apie tolerancijos sąvokos istoriją. Antra dalis ir vėlgi papildomas motyvas, kodėl aš apie tą toleranciją bandau kalbėti, tai pasirodė Vilniaus istorijos sintezė, 3 tomai, čia prieš pernai metais išleistas didelis rinkinys. Ir pristatymo metu buvo kalbėta apie tai, kad Vilnius tai istoriškai tolerancijos miestas. Ir tuomet man kažkaip kilo mintis, kad būtų įdomu pasižiūrėti to Vilniaus kaip tolerantiško miesto ar Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kaip kažkokio tolerancijos lopšio, to istorinio pasakojimo ištakų kažkokių paieškoti, kaip jis atsiranda. Ir aš Vilniaus miesto istorijos stipendijai irgi panašiai kaip Tamara esu užpildęs paraišką ir įsipareigojęs šitą nuveikti. Ir irgi pasidalinsiu tokiais
preliminariais žvalgymais, bet na, susidėti tam tikrus akcentus. Bet visų pirma, tai tas be abejo rūpestis yra kylantis iš to, kad na, tas kalbėjimas apie toleranciją iš tiesų jis vat yra kalbėjimas apie tam tikrą riziką ir galų gale, na, kaip egzistuoti tame pasaulyje, kur na, yra žmonės su skirtybėmis, tapatybėmis įvairiomis ir ką mums su visu tuo daryti. Na ir jeigu taip pradėti nuo pačio termino kilmės, iš kur mes jį gaunam, tai visų pirma, aišku, gaunam iš stoikų. Čia iliustraciją pasiėmiau iš Bitėnuose Martyno Jankaus spaustuvėje išleistos knygelės Anekdotai, ištarimai ir patarlės iš gyvenimo grekonų bei rimijonų, kur tas pasakojimas apie spartietį berniuką, kuris lapę pasigrobė savo, įsikišo į užantį ir nors jį ten įdraskė, jisai neišsidavė. Ir tai yra, na, taip pavadintas tas epizodas, paveikslas Spartanų pakantrumo. Ir tik prie to pakantros termino dar grįšiu, bet vat, jeigu žiūrėti į sąvokos etimologiją, tai na, visiškai akivaizdu, kad ar ne, tas tolerancija, jisai kyla iš to latiniško tolero, kuris reiškia iškentėti, ištverti, atlaikyti. Na ir toksai žodyninis tas kasdienis supratimas, kad na, tai tuomet tolerancija yra kažkoks toks na, pakentimas ko nors, kas atrodo neteisinga, nemalonu, nedora ir panašiai. Jis nemaža dalimi atliepia tą pirminę etimologinę reikšmę. Yra aišku ten tos techninės, medicinės ir kitokios termino reikšmės, į kurias šiandien nelysiu, bet stoikai iš esmės ir kalbėjo, ir Ciceroną, ir Seneką skaitant apie toleranciją labai specifiškai kaip tokią asmens dorybę santykyje su aplinkiniu pasauliu. Tai yra, kitaip sakant, ar ten kažkas už lango remontą daro kaimynystėje, lentas pjauna, ar man nepatinka kažkieno kito labai kvaila nuomonė, žodžiu, aš praktikuoju dorybę ir tai pakenčiu kaip, na, va, tokį iššūkį. Ir labai panašia prasme ankstyvosios krikščionybės autoriai irgi kalba apie toleranciją, kaip tokį pacienciją sinonimą. Tai yra kažkas, kas padeda ištverti kažkokius likimo iššūkius ir panašius dalykus. Bet aišku, įdomiausi dalykai nutinka netikėtose vietose. Čia ne aš, bet toksai idėjų istorikas Nyderlandų bet vengriškos kilmės iš Nambeiči. Jisai yra labai išsamei tyrinėjęs, kaip tolerancija, kaip tam tikras politinis konceptas pasirodo viduramžių scholastų ir kanonų teisės komentatorių veikaluose, daugmaž 12-13 amžiaus. Ir na, pastebi, kad tolerancija viduramžiais iš tiesų tampa tai yra kaip tik ne asmeninis, o kaip tik toksai na, politinis, teisinis konceptas, nusakantis valdovo santyki su grupėmis žmonių, kurios yra na, suvokiamos kaip besielgiančios ar nemoraliai, eretiškai, stabmeldiškai ir taip toliau. Ir viduramžių scholastų veikaluose tai dažniausiai taikoma na, visų pirma nekrikščionims, žydams, musulmonams. Ir sakoma, kad jeigu štai šie žmonės gyvena taikingai, tai yra na, mažesnis blogis yra juos pakęsti, negu kad būtų juos ištremti ar sunaikinti. Taip sakant, čia yra toks diskursas kiek tolimas nuo šiandieninio, kuris asocijuojamas su atvirumu, bet sakoma, nu, štai šitie žmonės, kažkas su jais yra tarsi fundamentaliai negerai, vienu ar kitu požiūriu, bet jeigu jie neardo pilietinės taikos, tai na, paprasčiausiai tai bus mažesnė blogybė juos pakęsti ten, kur jie yra ir ten, kur jie telpa. Ir čia irgi yra kitas dalykas, ką reikia suprasti apie viduramžių apskritai teisinės
sistemas vakarų Europoje, tai tai kas vadinama teisiniu pliuralizmu, tai yra lygiateisiškumo tos idėjos, šiandieninė prasme jos nėra, veikiau skirtingos grupės žmonių, priklausomai nuo religijos, nuo luomo, jos yra skirtingose jurisdikcijose. Čia beje net ir Lietuvos istorijoje mes ten rastume 16 amžių žiūrėdami, ten jeigu Vilniuje yra kažkokie ten konfliktai tarp miestiečių ir prie miesto ribos gyvenančių, tarkim, totorių, tai tie konfliktai nėra sprendžiami miesto teismo, nes totoriai jau yra valdovo teismo jurisdikcijoje. Ir tai yra tokia visuomet labai sudėtingos tos sistemos ir kitaip sakant, kas yra ta viduramžinė tolerancija, tai yra tai, ką mes vadintume tokia diskriminacijos forma tam tikra. Žmonės yra atskiriami, kiekviena grupė žmonių turi savo tam tikrą vietą ir yra pakenčiami, bet labai svarbu yra tai, ką beveik čia atkreipia dėmesį, tai kad kas vykdo tą pakentimą. Tai nėra kalbama apie tarpusavio santykius ar tarp žmonių ar grupių, kalbama visų pirma apie valdovo toleranciją. Tai yra tas, kas turi galią ir tai yra fundamentaliai toks asimetriškas principas. Silpnasis nepakenčia stipresniojo. Nėra tokio dalyko. Tai yra stipresniojo privilegija, jo malonė suteikiama pakęsti silpnesniai. Ir tai yra tai, kas taip labai ryšku ir svarbu tame viduramžinėme tolerancijos koncepte. Bet, aišku, artimiau mums šiandieninė prasme tie vakarų Europoje diskursai apie toleranciją, aišku, atsiranda 16-17 amžiuje ir visų pirma reaguojant į labai intensyvius religinius karus ir konfliktus po reformacinių laikotarpių. Ir tuomet, iš tiesų svarbiausi tolerancijos aspektai, tos tematiniai aspektai galėtume sakyti, yra pilietinė taika, tai yra numeris 1 ir vėliau religijos laisvė, kaip tokie svarbiausi motyvai. Ir iš tiesų, jeigu žiūrėti tų klasikinių, sakykime, politikos filosofų poziciją šio klausimo, mes galim sakyti, kad yra toks fundamentalus sutarimas, kad problema yra religinis fanatizmas, zelotiškumas, bet tuomet yra klausimas, kaip tai spręsti. Ir vienas sprendimo būdų yra įkūnijamas dar nesėkmingoje Augsburgo taikoje. Kodėl nesėkmingoje? Nes po jos vis tiek kyla 30-metis karas. Tai yra cuius regio eius religio. Principas tai yra kieno valdžia, tai to ir religija. Šiek tiek vis dar tęsiant tą viduramžinę politinės galios ir religijos tokios subordinacijos ir sprendimo tradiciją. Ir Tomas Hobbesas labai panašiai, aišku, kitomis savokomis artikuliuoja tai, kad siekiant palaikyti pilietinę taiką, suverenas tuomet priims sprendimą, kurios doktrinos, religinės, filosofinės ar kitos, yra priimtinos ar nėra priimtinos. Arba, kitaip sakant, kurios gali egzistuoti toje respublikoje ar ne. Yra, aišku, viena problema su tuo. Jeigu mes sakome, kad, gerai, šitie žmonės gali turėti savo religinius įsitikinimus, o štai šitie ne, tai niekaip nesprendžia to pragmatinio iššūkio, to pilietinės taikos klausimo. Tai, kaip sakant, tas problemos sprendimas antitolerantininkų siūlomas, jisai nelabai įsigyvendina ir nelabai pasiūlo be tolimesnės smurto eskalacijos kažkokių sprendimų. Ir alternatyva tam, ta pozicija, kurią gina tokie autoriai kaip Benediktas ar Baruchas Spinoza ar Džonas Lokas, tai yra religinės tolerancijos ir religijų laisvės idėja. Ir aišku, jeigu pasižiūrėti kaip tokie du to laiko tokius ryškius pavyzdžius ir dokumentus,
Abu pasirodo beje tais pačiais metais, 1688, jeigu gerai atsimenu, tai yra Džono Loko laiškas apie toleranciją, pirmasis yra publikuojamas, ir taip pat Anglijoje išleidžiamas tai, kas vadinama tolerancijos aktu, kur apibrėžiama skirtingų krikščioniškų denominacijų pozicija Anglijos valstybėje. Ir aišku, tikslas to dokumento yra kažkaip sugrąžinti visas konfliktuojančias, beveik visas konfliktuojančias religinės grupės į bendrą pilietinį audinį, apibrėžti tam tikrus skirtingų grupių teisės ar iki kažkurio laipsnio lygiateisiškumą, išskyrus katalikus. Katalikam religinė tolerancija nėra taikoma dėl labai specifinės priežasties, nes yra popiežius ir popiežiškosios valstybės. Ir argumentas yra, kad tu negali tarnauti dviem suverenam vienu metu. Negali duoti dviejų priesaikų. Tai yra, kitaip sakant, kad priesaika Anglijos karūnai, ištikimybės ir buvimas katalikų, lojalumas popiežiui yra nesuderinami lojalumai. Ir tas katalikų klausimas Anglijoje ten gerokai ilgiau nesisprendžia. Bet Lokas beje tą patį argumentą savo laiške plėtoja, bet pagrindinė argumentacija, jeigu pasižiūrėti tą Loko laišką, ji yra labai tokia tiesmuka. Jis iš karto laišką pradeda nuo idėjos, kad turime labai aiškiai atskirti, kokios yra valstybės funkcijos ir kokios yra bažnyčios ar bažnyčių funkcijos, taip sakant. Ir jis sako, valstybės ar magistrato pagrindinis tikslas yra užtikrinti pilietinę taiką ir ramybę, o štai, kas yra bažnyčia, tai yra laisvai susirenkanti dvasinė bendruomenė. Ir atitinkamai, ką daro valstybė, tai užsiema kūno bausmėmis ir panašiai, tai yra jos jurisdikcija, ta matoma kūniška sfera. Ir čia tokia ir dichotomiška šiek tiek antropologija atsiveria. O štai, jei jau bažnyčia yra laisvai susirenkanti dvasinė bendruomenė, tai blogiausia, ką tau gali padaryti, tai ekskomunikuoti tave. Bet iš to negali sekti ten turto atėmimas, tavo pilietinių teisių, laisvių apribojimas ir taip toliau. Taip sakant, yra toks aiškus šitų dalykų išskirimas. Ir Loko argumentacija irgi tokia remiasi tam tikrų religinės patirties supratimu, kad iš esmės tai, kas yra religinė patirtis, vienas dalykas nelabai gali būti net iškomunikuojama kažkam kitam. Ir juo labiau kažkaip pakeisti įsitikinimus niekaip neįmanoma tomis priemonėmis, kurios yra prieinamos valstybei. Jo tas argumentas, jisai, tokią trumpą citatą pateiksiu, kad protas pakeistų savo požiūrį, reikia šviesos, o ji neatsiranda iš kūno bausmės. Taip sakant, ką valstybė gali padaryti, gali nubaust, bet tai niekaip, daugiausia tai privers tave veidmainiauti. Bet tai niekaip konversijai kažkokiai religiniai neprisidės. Taip sakant, jeigu mes norime kažką įtikinti, tai yra visai kiti būdai. Ir galų gale jis, aišku, ten ir toliau plėtoja tokią religinės epistemologijos problematiką, kad yra tam tikri dalykai, tas patirties klodas, kurio negalime niekaip tiesiogiai perteikti ir tai, iš esmės yra labai subjektyvu. Ir, kaip sakant, ta religinė tolerancija yra laimima per tos religinės plotmės tokį relativizavimą. Moralė viešoji, ji toliau lieka valstybės žinioje ir yra manoma, kad net jeigu ir negalime turėti ten kažkokio tokio konceptualinio filosofinio žinojimo, tai vis dėlto galime tiesiog susitarti. Tai yra visuomeninė sutartis, kai mes sutarėme dėl tų taisyklių, kurių mes laikomės ir kuriuose sugyvename. Aišku, vėliau, istoriškai žiūrint, ką mes pamatysime, tai yra, kad ši tolerancijos samprata, ypatingai
su tai, kas vadinama, ta vėlyvąja apšvieta ir jau ypatingai XIX amžiui, šiek tiek pradeda plėstis ribos, kas į ją patenka. Tai yra, kitaip sakant, kad toleruojamos turi būti nebe tik, tai yra ne tik skirtingos religinės pasaulėžiūros, bet ir pradedama žiūrėti plačiau. Apskritai žmonių estetiniai skoniai, supratimai apie gėrį blogį, tapatybės, XIX amžiuje ypatingai, kaip matysim, atsiranda labai aštrus etninių tapatybių kalbų klausimas, kaip artikuliuojamas per tolerancijos problematiką, bet aišku, iš karto čia norisi užbrėžti tam tikrą skirtį, kas vėliau dar nutinka su tolerancijos sąvoka. Toks lenkų filosofas Richard Legutko, mėgdžiodamas Izaiją Berliną, ir kaip Berlinas skiria pozityvę ir negatyvę laisvę, kaip laisvę vardan kažko ir laisvę nuo kažko, jis taip siūlė skirti tolerancijos dvi sampratas, negatyvę toleranciją ir pozityvę toleranciją. Negatyvi tolerancija yra suprantama kaip toks susilaikymas nuo veiksmo. Tai yra, aš laikau kažką nepriimtinu, nemoraliu ir taip toliau, bet dėl kažkokių priežasčių aš susilaikau nuo veiksmo. O pozityvi tolerancija tai yra tolerancija tokia, kuri tarsi reikalautų ne šiaip susivaldymo ir susilaikymo, bet kaip tik kažkokio pozityvaus žingsnio į atvirumą ir kitos pusės priėmimą. Ir aišku, tos negatyvios tolerancijos sampratos kritikos jos jau galime ir apšvietos epochoje rasti. Jean-Jacques Rousseau Volterą kritikuoja vadindamas šaltų tolerantų, nes koks tavo santykis su kitais, tai tu juos toleruoji, kaip kilnu iš tavo pusės. Kitaip sakant, tai tu, irgi, kai sakai, kad ar ne, aš tarkim, jeigu aš pasakyčiau ar ne, tai aš toleruoju juodaodžius, žydus, homoseksualus, tai ką reiškia? Tai kad tu turbūt esi rasistas, antisemitas ir homofobas, bet tu susivaldai. Tai yra, kitaip sakant, tai Rousseau ta ironija Voltero atžvilgiu, jinai būtent nurodo į tą specifiškumą tolerancijos kaip santykio. Ir tos daug kritikos, bet ir lietuviškose tolerancijos diskursuose mes galime rasti ir iš tokios krikščioniškos perspektyvos ir humanistinės. Vasilijus Sezemanas, tik atvažiavęs į Lietuvą 24 metais, išleidžia tokį tekstą apie tikrąją ir netikrąją apykantą, kuriame būtent pristato tą kritiką negatyviai tolerancijos sampratai kaip susivaldymui, sakant, tai koksgi tai yra santykis su kitu žmogumi. Jeigu krikščioniškai tai reikėtų reikalauti meilės savo artimui, o ne tolerancijos savo artimui, kad tai yra skirtingi dalykai, bet ir kitas dalykas, kad turime skirti toleranciją nuo indiferentiškumo. Tai kad mes esam indiferentiški greta esančiam ar kitam žmogui, tai irgi yra kas kita ir galų gale, Sezemanui atrodo, kad etinė prasme tai nieko įspūdingo, pasakant, kad kažkas yra tolerantiškas ar kažkas yra indiferentiškas, tai nepasakymas nieko gero iš tiesų apie moralinį charakterį. Bet to problemiškumo su ta negatyvia tolerancijos samprata ir tos pozityvios artikuliacijos sampratos jos galima paieškoti pas keletą autorių. Aš į skaidrę įtraukiau UNESCO priimtą tolerancijos principų deklaraciją 95 metais praeito amžiaus, kur būtent tas tolerancijos kaip tokio atvirumo pasaulio ir žmonių įvairoviai principas yra teigiamas, bet iš tiesų, jeigu jo ieškoti ištakų, tokių filosofinių ir konceptualinių, tai būtų galima anksčiau gerokai ir turbūt Džonas Stuartas Millas būtų vienas pirmųjų, kurie pradeda artikuliuoti, kad ne tik kažkas yra negerai su ta negatyvia tolerancijos samprata, bet kad mums reikia tam tikros naujos tolerancijos sampratos. Ir Milo požiūriu, nes nori dabar aiškinti jo visos tos tokios labai specifinės
iš dalies iš utilitarizmo kylančios socialinės doktrinos, kuri numano, kad yra pažanga, kuri vyksta, yra pagrįsta augančių mokslinių ir nemokslinių žinojimų. Bet kaip sakant, jisai mano, kad tokia pasyvi ar indiferentiška ar tolerantiška pozicija iš tiesų gali būti traktuojama kaip netolerantiška. Kodėl? Nes nieko nedarydamas dėl visuomenės pažangos, dėl užsistojimo kažkokių grupių žmonių, kurie yra engiami ar kurių atžvilgių yra vykdomas kažkoks neteisingumas, tu iš tiesų nesielgi tolerantiškai, o tu elgiesi priešingai. Kaip sakant, jisai susijęta tolerancijos savoka su tokia progreso savoka ir sako, štai tas engimas jisai gali kilti, kaip sako Milas, netgi tiesiog iš tokio nieko nedaromo, kai daugumos nuomonės nusistovėja įvairūs, kaip sakytume, stereotipai, tokie prietarai, jie nėra kvestionuojami. Ir taip sakant, yra išlaikomas status quo. Tai tas status quo išlaikymas Milo požiūriu jis yra labai problemiškas ir aišku, intelektualų tuomet misija yra tą status quo pradėt kvestionuoti, bet jo pagrindinė žinutė yra tai, kad diskriminacija ar kažkoks žmonių pavergimas jis gali turėti gerokai gilesnės kažkokias istorinės ir kultūrinės šaknis, kurios nėra visiškai akivaizdžios. Ir aišku, jis buvo vienas savo laiku ryškiau pasisakančių už moterų teisės liberalų, taip toliau, tai tas toksai to laiko, sakytume, moterų teisų diskursas jam buvo labai ryškiai fone tą kitokios tolerancijos argumentą konstruojant. Ir aišku, radikalus pavyzdys autoriaus, kuris beje kaip tik nuo Milo argumento pabando jį išplėtoti iki beveik ad absurdum, tai toks Herberto Marcusės 1965 metais pasirodęs tekstas apie represyvią toleranciją, kuris sako, iš tiesų Milo tas progresyvistinis argumentas, jis gal neblogas, bet jis netgi yra nepakankamas. Ir sako, jeigu mes iš tiesų norime kažkokios emancipacijos engiamų žmonių grupių, tai turi virsti labai specifiniu tokiu politiniu veikimu. Ir aišku, Marcuse ten skundžiasi kaip ir koks, šiek tiek moralistiškai ten dūsauja, kad net pačios kvailiausios nuomonės ir įvairūs kliedesiai Jungtinėse Amerikos valstijose tuo metu yra išklausomos kaip ačiū už jūsų nuomonę, nesvarbu, kad ten yra siaubingai nusišnekama, bet tam yra duodamas eteris, tam yra suteikiamas dėmesys. Marcuse sako, tai yra pati didžiausia nesąmonė, su kuria negalima apsikęsti, jeigu mes laikome, kad apskritai mes galime turėti kažkokią tiesos poziciją ar teisingumą nors kokiais socialiniais klausimais. Bet aišku, jo siūlomas receptas, jisai baigėsi taip šiek tiek paradoksaliai irgi. Jisai sako, tai kas tuomet turi būti ta emancipuojanti tolerancija, tai yra, toleravimas kairiųjų ir netoleravimas dešiniųjų. Tai taip sakant, jo receptas tai tolerancijai įgyvendinti, tai reikia imtis aktyvių priemonių, kaip pasakyti, nusodinant oponentus ir jų pozicijas, o štai mūsų pozicijas vardan didesnio žmonijos gėrio reikia iškelti. Ir net bičiuliai kairėje kažkaip sakė, kaip įdomiai čia gaunasi. Ar tikrai tai, apie ką tu kalbi, Herbertai, ar tai tikrai yra tolerancija? Galbūt reikėtų kažkokio kito termino. Ir net koks Slavojus Žižekas irgi yra skundęsis, kad atsiranda iš tiesų tokia savokinė painiava, kai mes sakom, kad mes reikalaujame lygiateisiškumo, ar mes reikalaujam kažkokios emancipacijos, pripažinimo ar išklausimo, tai mes reikalaujam šitų dalykų, ar reikalaujam teisingumą, ar reikalaujam laisvės, bet netolerancijos. Taip sakant, kad tas tolerancijos savokos naudojimas šioje vietoje, jis
jis yra uždengiantis dalykus, jisai mum veikiau paslepia negu atskleidžia. Ir čia vat yra nemažai tos kritikos tai pozityviai tolerancijos sampratai, kad iš tiesų, jinai yra tokia šiek tiek pertekliška. Jeigu sakai, kad reikia laisvės, tai reikia laisvės, netolerancijos reikia. Vat ir viskas. Ta prasme, tas pridubliavimas, toks prikabinimas tos tolerancijos koncepto, kažkaip kitaip perinterpretuoto, kad jis nelabai veikia. Čia, aš manau, viena priežasčių, kodėl apie toleranciją taip nebėra kalbama tokiu, su tokiu patosu kaip prieš 20 ar 30 metų. Bet ir taip, pasižiūrėjus dabar iš Paukščio skrydžio, ar ne, mes matom, kaip viena sąvoka, ji per porą tūkstantmečių jinai nusako labai skirtingus dalykus. Jeigu visų pirma, tai yra kalbama apie asmeninį santykį, vėliau tai tampa tokių politinių konceptų, ar net galėtume sakyti metapolitinių, tai yra tolerancija kaip tam tikra prielaida pluralistiniai visuomeniai egzistuoti. Ir kaip tik žiūrima būtent ne iš pirmo asmens perspektyvos, o iš tokio, kaip brėžiniuose būna tas bendras planas, toksai iš viršaus iš kampo. Tai vat tokia galų gale tolerancija tampa ir tokių metapolitinių principų, niekaip būtinai nesasocijuojančių su tavo kasdienė patirtimi. Ir galų gale ta sąvoka išeina iš mados ir man atrodo, kad gal šiek tiek per anksti, gal be reikalo, bet vat prie to grįšiu. Ir dabar norisi padaryti tokį trumpą ekskursą, šiek tiek pasižiūrėti, o kaip tada su Lietuvos istorija tas atrodo. Ne? Mes turime tą savo pasakojimą apie tai, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė nuo pat savo gimimo yra ta tokia atvira ir tolerantiška vieta ar šalis. Ir įvairūs istorijos fragmentai yra paimami tam pailiustruoti, čia štai ar ne, Gedimino laiško nuorašas, ar ne, ir tai kai jis įrašo 1323 metais, ar ne, ir sako, kad kviečiam kiekvieną geros valios žmogų, kuris čia atvyktų, užsimtų amatais, prekybą, ten ar ūkininkautų, taip toliau. Tai čia tarsi ištakos lietuviškosios tolerancijos ir atvirumo. Ir, lygiai taip pat plačiau dabartiniai istoriografijoje mes tų tokių momentų galime rasti šitos dalykus svarstant. Nes iš tiesų Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir buvo tokia kultūrinių, civilizacinių požiūrių unikali vieta. Tai toks irgi dalykas, apie kurį dabar mėgsta labai Alfredas Bumblauskas kalbėti, tas tai, ką jis vadina Vytauto projektu, tai yra įvairių žmonių ir grupių atsikvietimas ir įdarbinimas įvairiais tikslais. Visų pirma, jis kalba apie tos totorių ar karaimų, ar lenkiškų gal net bajorkaimių, tų šlėktų atsiradimą, bando sieti su Vytauto epocha, kaip atsikvietimas tų žmonių, visų pirma gynybiniais tikslais, apie ką kalba Bumblauskas, ką daro Vytautas, tai yra, pavyzdžiui, aplink Vilnių, jeigu žiūrėti tas gyvenvietės įvairias išsidėstančias, tai jos turi tokį labai aišku karinį strateginį tikslą. Tai yra žmonės, kurie yra karo prievolininkai, yra tiesiogiai lojalūs valdovui. Jis jim duoda žemę, duoda vietą, kur gyventi ir taip toliau. Ir tarsi tai yra irgi kitas aspektas tų LDK vėlesnio įvairumo ištakų. Bet probleminis klausimas, kuris kyla, skaitant visą tą istoriografiją ir taip pripažįstant ir akivaizdžiai vis daugiau mes apie tai turim to, ar ne, ypatingai Vilniuje nuo 16 amžiaus augančio religinio, kalbinio, vėliau įvardintume ar ne, etninio įvairumo, jo tikrai gausėja, bet tada klausimas, kiek čia tie tolerancijos sąvoka, tas tolerancijos konceptas gali būti taikomi.
Ir, keli tokie momentai, ypatingai kalbant apie 16 amžių, yra paprastai akcentuojami, tai Žygimanto Augusto Vilniaus privilegija, kur visų pirma katalikų ir ortodoksų santykiai yra reguliuojami, vėliau Varšuvos konfederacijos aktas, kur iš esmės bajorų Seimas sutarė, kad mes pripažįstam vieni kitų religinę laisvę, kas vėliau yra perkeliama į trečiąjį LDK statutą. Ir čia iškėliau ilgą tokią citatą iš to LDK statuto, kur ta tikėjimo laisvė yra skelbiama, aišku, tarp bajorų. Ir ten, jeigu tu priklausai tam tikrai grupai, tu ją ir priklausyk. Tai čia dar tas tikėjimo laisvė nėra ta sąžinės laisvė tokia šiandieninė prasme, kad aš vieną dieną jaučiuosi ir manau vienaip, kitą dieną aš sugalvoju, vis dėlto ne, man ta katalikybė nusibodo, būsiu aš protestantas, arba kaip tik būsiu aš ortodoksas. Ne taip lengva peršokti. Ten to lojalumo, kurį tu esi prisiėmęs, statutas nepanaikina. Tas santykis jis vis tiek gerokai hierarchiškesnis ir sudėtingesnis. Ir visų pirma, aišku, kalba apie privilegijuotąjį luomą. Bet, aišku, kontekste to meto Europos, jeigu mes ar neatsimintume intensyvius religinius susirėmimus Vokietijoje ar hugenotų žudynės Prancūzijoje, tai be abejo Lietuvos didžioji kunigaikštystė atrodo labai pozityviai, jeigu ignoruotume, aišku, visą 16 amžių, kai periodiškai nutinka įvairių susirėmimų ir tų muštynių, ir iš esmės, jos ypatingai tarp katalikų ir protestantų, tol, kol protestantų smarkiai nesumažėja Vilniuje. Tas, kitaip sakant, kol katalikai neuždominuoja grinai demografiškai, tol ten tų neramumų jų periodiškai pasikartoja. Ten tų įvairių riaušių, kaip jie ten vieni kitus vaiko, yra aprašyta pakankamai, tai tarsi ne visai įtelpa į tą mūsų tokį gražų pasakojimą, kaip čia visi tolerantiškai, daugia konfesiškai gyvenome kartu. Gyvenome kartu, nes valdovas liepia gyventi kartu ir tai tik nusisuka akimirkai, žiūrėk, jau kimba vieni kitiem į atlapus ir pradeda peštis. Tai čia vėlgi reikia taip neromantizuoti šitų dalykų, bet aš pasižiūrėjau, kaip atsiranda jau modernioji lietuviškoji politiniai raštijoje, tai yra raštijoje lietuvių kalba, diskursai apie toleranciją. Ir tai, yra visų pirma 19-20 amžių sąvarta. Ir kiek kol kas radau, pats pirmas pavartojimas žodžio, kuris nurodytų į toleranciją, tai yra žodis pakantra. Labai įdomus semantiškai, beje, žodis, nes jis talpina ir toleranciją, ir paciencija lotiniškuosius savyje. Vis pasirodo Jono Šliūpo parašytame straipsnėje, kur, aišku, skundžiamasi katalikų bažnyčios nepakantra ir be abejo pasakojama ir apie Galilėjaus kalėjimą, ir Giordano Bruno ir kitus dalykus. Tai yra toks pirmi pavartojimai tų terminų, ir pakantra pasirodo anksčiau. Vėliau Kudirka, beje, įneš, pirmas pradės kalbėti būtent specifiškai tolerancijos sąvoką, ir Kudirka sakys, kad Rusijos imperija, jis rašo apie Graždanką kaip tokį priespaudos formą lietuvių. Ir sako, štai Rusijos imperija sakosi savo, čia toksai irgi daugiakultūrinis visų sugyvenimas ir brolystė, iš tiesų tai yra baisinga priespauda ir kaip tik netolerancija yra politika
tom tautiniam mažumom Rusijos imperijos sudėtyje. Bet jeigu reikėtų atrasti, iš kur yra tas lietuviškasis, būtent istoriografinis pasakojimas apie lietuvių praeities toleranciją, mes jį rasime pas Jurgį Bielinį. Jisai 1899 metais išleidžia Simono Daukanto veikalą pasakojimai apie veikalus lietuvių tautos senovėje. Ir keista tos visos knygos istorija, jisai nuperka iš Martyno Jankaus atspausdintus lankus to Daukanto veikalo, pats prirašo trūkstamą dar tenai, papildo, žodžiu, pratęsia Daukanto pasakojimą į vėlesnius laikus, kad Vytauto didybę apimtų, ir iki nuosmukio jau Liublino unijos. Tai žinosime, kad Jurgis Bielinis ne tik knygnešys, jis taip pat ir rašytojas. Aišku, daugiausia kuo remiasi, tai tuo pačiu Daukantu, kitais jo tekstais ir lenkų istoriografija, bet ten yra toksai mielas epizodas Vytauto šventė, kuriame jis irgi Vytautą didįjį apibūdina kaip tik kaip pakantrų prieš stačiatikius ir mahometus, tai yra ortodoksam ir musulmonam Vytautas yra pakantus, jis juos priima ir tai yra kontrastuojama be abejo visų pirma Vokiečių ordinui ir nemaža dalimi Lenkam. Ir vėliau jis aišku sako, kur jau prasideda nuosmukis lietuviškosios tolerancijos, tai yra kai glaudėja kultūriniai ryšiai su Lenkija. Čia yra toksai svarbus motyvas XIX amžiaus pabaigoje, XX pačioj pradžioj, tai ir jis sako, štai Žygimantas Kęstutaitis, dėl to, kad jį auklėjo jau katalikų vienuoliai, jisai sako, kad štai padarė jį biškiuką nepakantrą prieš kitus tikėjimus. Ir tas katalikybės įtaka ir Lenkijos įtaka yra tai, kas pradeda ardyti pirmapradę lietuviškąją toleranciją. Tai yra tas pasakojimas nacionalinis, tas tokio naivioji romantiniai mūsų istoriografijoje, jisai yra toksai. Ir ne tik Jurgis Bielinis tą daro, apie tai kalba gausiai ir kiti. Jeigu mes pasižiūrėtume, tai ir Jonas Basanavičius irgi labai griežtai laikosi, kad čia yra pagrindiniai tokios pasaulėžiūrinės ir etninės netolerancijos kaltininkai, tai katalikybė ir Lenkai. Ir tas pasakojimas yra nuolatos kartojamas ir visaip kaip eskaluojamas, bet aišku, tai vėlgi kyla iš tokios pakankamai aiškios pragmatikos, irgi tame pačiame varpe, kaip rašo, daugelis Lenkų, ypač gyvenantieji Lietuvoje, nenori suprasti tautiškos lietuvių skirtybės. Ir ta nepakanta etninių pagrindų be abejo projektuojama ant kitų. Mes tai labai tolerantiški, už tai Lenkai labai netolerantiški ir tik lietuviam leidžiama pradėti leisti spaudą savo kalba 1905 metų revoliucinių įvykių. Lietuviai lietuviškai ir lotyniškai siunčia kreipimąsi į popiežių Pijų X dėl lietuvių kalbos bažnyčiose Lietuvoje, kad čia, žodžiu, mes esam engiami ir ten irgi pasirodo tas netolerancijos kaltinimas Lenkams. Ir vėliau lietuviškai, aišku, tas diskursai apie toleranciją jie šiek tiek pasubtilėja ir pasikeičia. Aš tos tolimesnės visos istorijos daugiau neplėtosiu, bet čia yra šiek tiek įdomu pasižiūrėti, kaip tas mitas atsiranda ir kad jis iš tiesų yra gerokai senesnis negu kad pastarieji keli dešimtmečiai. Čia Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir ypatingai tą mūsų europinės integracijos procese to LDK tokio pozityvaus mito kaip tolerancijos lopšio
reikmė ji yra suprantama, bet kartu man buvo įdomu šiek tiek pasižiūrėti, iš kur tas kyla, kad iš tiesų tas pasakojimas apie mūsų istorinę toleranciją jisai yra gerokai senesnis, čia veikiau mes atsimename kažką, bet čia aišku, jeigu paskaitytume lenkišką istoriografiją romantinę XIX amžiaus, jie sako apie save lygiai tą patį, tik tai ten vokiečiai yra blogi. Vat vokiečiai ir austrai, jie yra labai blogi, o lenkai tai visada buvo labai tolerantiški ir vat kiti suardė mūsų pirmapradę Žečpospolitos turėtą daugiakonfesinę, daugiakultūrę pakantą ir jos gražią tradiciją. Bet aišku, čia mes galim fiksuoti, tas pasikeitęs iš tiesų ir tolerancijos objektas. Nes, tai viduramžinė tolerancija, jinai iš tiesų, ji čia nepasirodo. Čia kalbama apie tarp grupinę, tarp etninę toleranciją. Ir tuomet yra 10 minučių ir tas klausimas, kurį norisi šiek tiek suformuluoti, kurį galėtume kaip tik diskusijai pratęsti, yra kaip tik ta problema, kurią mes turime kaip tolerancija apskritai yra įmanoma. Čia aišku, populiariausias turbūt yra Karlo Raimundo Poperio, tikrai negeriausiame, nestipriausiame jo veikale Atvira visuomenė ir jos priešai suformuluotas vadinamas tolerancijos paradoksas, kad negalime būti tolerantiški absoliučiai visiems. Ir aišku, tai jis rašo Antro pasaulinio karo metu sėdėdamas Naujojoje Zelandijoje. O kodėl jis sėdi Naujojoje Zelandijoje Antro pasaulinio karo metu? Tai yra toks labai aiškus tą inspiruojantis kontekstas, ar ne? Tikrai, būti tolerantiškų naciam yra nonsensas. Ta prasme, jie ateis ir tave sunaikins. Kaip sakant, kad ir kaip norėtųsi kurti tą pliuralistinę atvirą visuomenę, vis tiek yra ta reikmė brėžti egzistencinio draugo priešo tą tokią šmitišką distinkciją. Deja, jeigu mes norime apginti žmogaus teisės, jeigu mes norime apginti žmogiškosios patirties pliuralumą nuo tų, kurie tai neigia. Ir kitaip sakant, aš tik tai gal nesutinku, kad kur čia paradoksas, aš niekaip nematau. Tai, čia visai ne paradoksas, būtent mes turime brėžti ribą tolerancijos tiem, kurie ją kategoriškai atmeta. Čia tai viskas aišku. Problemos, man atrodo, tolerancijos grįžta, kai mes apmąstome tai, kad turime kaip tam tikras nuosėdas iš tolerancijos sąvokos istorijos, skaitydami stoikus, viduramžių scholastus ir vėliau, tai yra iš to pirmojo asmens, kokiais motyvais aš pasakau, kad toleruoju. Tai yra, nes tas pakentimo veiksmas, jisai toksai dviprasmis yra. Aš sakau, kad kažkas yra blogo, nepriimtino, neteisingo, bet aš susivaldau nuo ėmimosi, visų pirma, kažkokio smurto turbūt, ar kažkokio tokio agresyvaus veiksmo, to kito atžvilgiu. Taip sakant, kaip aš brėžiu tą išimtį iš kažkokio savo turimo labai stipraus įsitikinimo. Ir kitas aspektas, ką mes taip šiek tiek žiūrėdami į tą tolerancijos istoriją rasime, tai kad iš tiesų pati savaime tolerancijos sąvoka nelabai paaiškina, o ką reikia pakęsti, arba ką reikia priimti, net jeigu ją imsime pozityviai. Mums visada reikės kažkokių kitų vertybinių turinių ir kitų konceptų, kaip pavyzdžiui kito pripažinimo, tam, kad tolerancija ar pakantumas, pakanta kaip santykis apskritai galėtų veikti. Ir aš būčiau linkęs sutikti su tokiais, nors politiniam pažiūrom niekur nesutinku, atskira istorija, bet su Legutko, kuris sako, kad tolerancijos kaip sąvokos problema yra toksai tuštumas, jie yra labai priklausoma nuo aplinkui esančių konceptų ir kaip mes ją taikome, ir pati savaime jį mums labai nedaug paaiškina. Bet jeigu reikėtų
grįžti kažkaip prie kažkokios tolerancijos sampratos, tai aš vis dėlto skaičiau, turbūt reikia tos tolerancijos negatyvia prasme kaip pakantos, bet vat paieškot ir rasti argumentus, o kodėl aš kažką pakenčiu, o ne imuosi veikti ar ištaisyti, ar pataisyti, ar sunaikinti, tai lieka tokiu labai problemišku klausimu. Ir aš kaip tai galvoju, kad pradėsim diskusiją ir iš tų visų pasivoktų joje minčių aš vėliau galėsiu pabandyti ir suartikuliuot kažkokius atsakymus. Tai ačiū Jums ir dar paskutinę skaidrę, tai jo, už tą stipendiją Vilniaus miestui taip pat dėkoju, nes tai duoda papildomą paskatą susiimti ir tas visas mintis kažkur plėtot ir įsipareigoti, jas paversti kažkokiu tai kūnu vėliau. Ir labai ačiū už Jūsų dėmesį.